Rugpjūčio 10. Taigi, jei yra koks padrąsinimas Kristuje, jei koks meilės paguodimas, jei koks dalyvavimas dvasioje, jei koks gailiaširdiškumas ir užuojauta, tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, būdami tos pačios minties, turėdami tokią pat meilę, sutardami, siekdami vieno tikslo. Laiškas Filipiečiams 2 skyrius 1-2 eilutės. Koks čia gražus paraginimas siekti vienybės, ramybės ir broliškos meilės nuoširdumo. Kaip mums patariama turėti kantrybės, atlaidumo, užuojautos, būti naudingiems ir pastiprinti vienas kitą Kristaus bažnyčioje. Jei taip darysime, Dievo dvasia gausės mumyse, ir kiekvienas galės pasiekti galbūt didžiausią pažangą teisingame kelyje. Brangus broliai ir seserys, būkime kaskart vis vertesniais Barnabo vardo, brolių ramintojo, paguodėjo. Leiskime kaskart vis daugiau mumyse gausėti šventajai dvasiai, nes tai viešpačiui patinka. Jei gausiai turėsime jo dvasios, mes galėsime būti paguodos sūnumis ir dukterimis Jone, savo dangiškojo tėvo atstovais ir šventosios dvasios bei tiesos nešėjais. Kas labiausiai patinka viešpaties tarnams, tai dvasinė gerovė ir sėkmė tų, kuriems jie tarnauja, kadangi jie yra jų dvasiniai vaikai, kurių gėriui dirba ir aukoja savo gyvybę, kad galiausiai jie galėtų nugalėti. Tai turėtų paskatinti Dievo žmones, kad stengtųsi nudžiuginti ir pralinksminti širdis viešpaties tarnų, kurie jiems patarnauja. Tegul jie džiaugiasi matydami savo dvasinių vaikų, gausiai augančius dvasios vaisius, o ypatingai įvairiose meilės formose. Tokiu būdu ir dvasinė motina ir dvasiniai vaikai kartu džiaugsis viešpatyje. Klausimai, kokius šią savaitę turėjau išbandymus susijusius su šiuo tekstu? Kokios buvo pasekmės? Taigi, jei yra koks padrąsinimas Kristuje, jei koks meilės paguodimas, jei koks dalyvavimas dvasioje, jei koks gailiaširdiškumas ir užuojauta, tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, būdami tos pačios minties, turėdami tokią pat meilę, sutardami, siekdami vieno tikslo. Laiškas Filipiečiams 2 skyrius 1-2 eilutės.